Labas rytas. Šiandien iš tikrųjų, žinokit, pamiegota buvo žymiai ilgiau nei įprastai. Miegojau iki 9:30, nes šiek tiek blogai jaučiausi. Vakar pradėjau vakarais skaudėti galvą. Ir tada galvoju, kad reikia šiandien ilgiau pamiegoti, nes galbūt mano organizmui trūksta tiesiog miego. Nors aš esu pratus keltis kažkur apie 8:30. Tai pamiegojau iki 9:30, šiek tiek geriau jaučiuos, bet šiek tiek vis tiek netobulai. Tai tiesiog galvoju, reikia šiandien praleisti dieną ramiai, gal niekur nevažiuoti, nes šiaip dar šiandien labai šilta, šiandien 24 laipsniai, tai dėl to gali būti tiesiog netaip malonu vaikščioti mieste, todėl pagalvojom, kad su Ignu ramiai šiandien praleisim dieną, gal kažkur nuvažiuosim tiesiog prasieit ir padarysim daugiau darbelių, kad rytoj galėtumėm visą dieną praleisti kažkur kitur. Jeigu tikiuosi gerai jausis ir viskas bus gerai, bet manau, kad jo, tiesiog toksai mano trumpalaikis negalavimas kažkoks buvo galvos skausmas. Tai va, nes nenorėjau gerti tablečių, tai tablečių negeriau, tai tiesiog paėmiau ir tiesiog praėjo galiausiai. Tai va, aš dabar esu pasiruošus. Kai vakar jums rodžiau, kad nusipirkau kavos, tik aš pamečiau dabar, kad aš nusipirkau latę. Aš nelabai geriu tokią latę, aš dažniausiai geriu kapučino, nes jinai yra stipresnė, man atrodo. Tai dabar man įdomu skonis šitos latės, nes aš šitos latės neragavus. Tai tuoj palaukit, aš jūs pastatysiu. Labai juokinga. Žinot, ten, kur jam tik tokia atidarinėja kažką ir taip. Gerai, kaip čia jo naudoti. Jaučiu, prieš tai reikia taip suplakt, nes aš kažkada neišplakiau ir nebuvo labai skanu. Aš su megztiniu sėdžiu, nes man tiesiog pavėsė labai gerai. Skanu. Ignas antram plane. Labai skanu. Norėjau pasakyti savo pastebėjimus apie Starbucksą. Aš esu pastebėjus, kad jie apskritai labiau mėgsta daryti... Pas mane tokia paakiai mėlyni. Arba čia tiesiog taip, nežinau, man atrodo, kad mėlyni. Tai va, tai Starbucksas mėgsta daryti kavą labiau su tokiu pienu, kuris yra kaip grietinėlės pavidalu. Ir man dėl to labai skanu. Ir mes su Ignu vakar, kai gulėjom pliaže, bandėm prisiminti, ar kiek mes dažnai gerdavom kavą Tailande. Nes Tailande, kur mes gyvenom, man atrodo, Starbucks ir visokių ten kavinėlių tokių nebuvo. Buvo tik vietinės labai mielos, tai mes kartais nuvarydavom, bet nedažnai. Ir prisiminėm, kad ten mes visą laiką imdavom kavą iš 7-Eleven ir ta kava būdavo panašiai Starbucksą. Nes jinai žiauriai skani būdavo ir jinai būdavo, man atrodo, už 2 eurus. Štai irgi 2 eurai, bet čia, žinot, kaip pakeliuose, tai ne tas pats, kiek šviežiai ką tik išmala kavą. Žodžiu, aš pagersiu savo kavutę ir pagalvosiu, kur man čia šiandien su Ignu nuvaryti. Labai norėčiau nuvaryti dar kada per šį mėnesį į tenisą pažaist, bet mes nepasiėmėm savo rakečių, nes mums netilpo į bagažą nei vieną. Tai, tiesiog būtų jau brangiau mums vežtis tas raketės ir dar ne faktas, kad mes čia nežaistumėme. Bet aš dabar užsinorėjau ir galvoju, kad reikia pasižiūrėti, kokių vietų, kur galima nuvaryti. Ir tada noriu, dar šiaip mes norim šiandien su Ignu pasigaminti sriubos per pietus, manau, pasidarysim. Nuvarysim gal tiesiog pas mūsų baseiną išsimaudyti porai valandų pagulėti. Nes aš pastebėjau, mes labiau mėgstam sekmadienį, mes dažniausiai praleidžiam su šeima Vilniui, o pirmadienį mes taip ramiai įsiliejam į savaitę. Mes nepradedam hardworkint iš karto. O dabar, kai, kadangi sekmadienis šis buvo be šeimų mūsų, tai mes vakar daug padirbom, nes buvom tokie, kad reikia. Ir šiandien toksai, kur jau reikia poilsio ir pirmadienis yra toksai bimbinėjimas. Bet ir tokių dienų reikia, tai šitas vlogas bus ramesnis, aš nežinau, nors aš taip dažnai sakau, kad galvojam, mes šiandien kažką ramiai, bet mes kažkaip sugebam ir ten būti ir ten. Aš vakar ne, bet šiaip, apibendrinant.
Nes, pavyzdžiui, kokią Nikosiją, tai mes net negalvom, kad mes iš visą važiuosim. Na, tai žodžiu, tai pasižiūrėsim gerai, einu gert, kad į savo kavutę, rytinę. Ir tada varysim toliau į dieną. Taip, tai aš jau užsidėjau maudimuką ir esu pasiruošus tiesiog pasitepti SPF prieš išeinant. Mes su Ignu galvojame, mes varysim į gražų viewpointą ir išsimaudysim kažkur jūrai. Biškį pabūsim, nors dabar jau yra, man atrodo, 12. Tai gal reikėjo anksčiau varyti, bet nieko tokio. Nieko tokio, tiesiog pačilinsim, pabūsim biškį. Šiandien tokia labai rami diena išėjo, bet ir gerai. Reikia ir tokių dienų savaitį, teisingai. Gerai. Man labai patinka, nu aš jį girsiu nežinau kiek laiko. Jūs jeigu šiaip turi dar man kažkokių rekomendacijų dėl dar papildomų SPF-ų, tai jūs man parašykit. Nes man visai įdomu. Nes aš dabar žiūriu nemažai influencerių, nemažai video, kaip reikia šiaip prižiūrėti savo odą, kokie yra tipsai visokie. Aš turiu Greta Line lūpdažį. Jis labai gerai pampina lūpas. Bet aš dabar nenoriu tokios konsistencijos, noriu labiau tokio paprasto. Čia yra realiai paprastas Juicy Bomb lip gloss, bet jisai labai paprastas, bet man labai patinka. Nes jisai drėkina lūpas. Ir tiesiog labai skaniai kvepia. Ir grinai į bičą, matai, va, labai nice. Mano šiaip maža kosmetinė, aš mažai ko pasiėmiau. Pasiėmiau pagrindinių dalykų, kuo aš visą laiką naudojas, bet čia realiai aš beveik niekom nesinaudoju, aš tiesiog esu tokia, kokia aš esu. Leidu savo odai pailsėti, nes vis tiek mes po 2 savaičių jau grįžtam namo, neužsidaro. Grįžtam namo ir tenai reiks vis tiek biškį gražiau atrodyti, gražiau labiau dažytis, nes vis tiek. Bet šiaip, kai aš šiek tiek įdegu veidą, tai man reikia mažiau dažytis, nes tiesiog iš esmės veido tonas yra tamsesnis, tai aš tiesiog paakius pasidažau, ten blakstienas išryškinu antakius, o čia aš tiesiog labai tingiu dažytis. Gerai, einu kraut toliau telefoną ir važiuojam. Dar reikia išsirinkti, kur važiuoti. Taip, tai mes varom į populiarią vieną vietą turistinę, kurią daug kas varo. Pasižiūrėsim, kai nėra žmonių ir pabandysim sutikti saulėlydį gražų. Tikiuosi, mums pavyks ir pamatysim, ir nebus labai daug žmonių, nes neturėtų bent jau. Bet iš tikrųjų mes išėjom iš namų tik tai 2:30. Tai ups. Mes jau Lidle, mes einam dabar ieškoti gėrimų su Ignu. Tiesiog, kad tai žodžiu, tai mes norim pasiimti savo kažkokių gėrimukų, kad tiesiog čia kaip Maltoj, jo, labai panašus. Maltoj labai panašus brandas, tik Cisk, o čia kažkoks Keo. Ai. Nu. Šlak paragausiu. O kas čia, alus? Mažas, prikolinas. Gerai, aš einu pažiūrėti dar kažko. Man pinka tiesiog kažkokie, žiūrėk. O čia galima vieną paimti? Lemonį. Aš noriu paragauti. Čia kažkokie citriniai, nes... Einam dar pažiūrėti. 2,30 tai čia brangu. Ne, gerai, galima šiaip kažkokių va tokių va paimti. Arba aš labai mėgstu su greipfrutais kažką. Aš labai mėgstu įgėsiu. Nu jo. Čia 1 litras 2 eurai. O čia yra vienetinis. Taigi va parašyta už litrą. Tai čia ne litras. Nu tai čia 300. Tai Čia euras. sunku padalinti. Aš noriu. Nu realiai jo, iš 3. Kaip man jį atidaryti? Dar aš įtrauksiu. Jo, aš noriu paragauti, nes man patinka viskas su greipfrutais. Man reikia tokios gaivos. Gal negalima čia? Šiaip jų kalbai labai įdomi, aš nesuprantu visiškai. Kartais pasako kažkokį tokį lenkišką žodį, kartais atrodo toks išvis net nesupranti iš kokios operos šitą kalbą. Kartais dar kažkoks pažįstamas žodis, kažkoks į lietuvišką net vienas žodis buvo panašus man. Aš tik galvojau, kad čia lietuviai. Žodžiu, tokia įdomi kalba. Pas mus Lidle, žinot, yra ta vieta, kur tipo reikia nuskenuoti čekį, kad praeit, tiesiog išeit.
Tai mes dažniausiai Lietuvoje kažkas vienas nuskanuoja ir 3 žmonės praeina. Nu, ten, tipo, jeigu stovi laukia, nu, kiekvienas neskanuoja, nes laiko daug užima. Ir dabar kažkokia moteriškė išmetė savo čekį ar kažkas, nu, žodžiu, neturėjo čekį. Nu, ir Ignas jai padėjo ir sako, tipo, nu, tai eikit. Ir ten net yra, žinokit, tas, kaip jisai? Apsauginis. Yra apsauginis, kuris stovi ir sako, ne, jūs galit praeit, bet ta ponė dar negali. Ir jai reikėjo dabar ieškoti čekio. Tai labai įdomiai, kad jie turi ne tik tą sistemą, bet dar ir atskirai pasamdytą atsarginį, kuris viską stebi. Ne, tiesiog, kad prisiknyso lygiai vietoje. Nepraeisi man. Sako, sako, ačiū, kad suprantat. Ir jinai ten vaikščia, jinai sukrūva prekių, moteriškė. Jo. Ir knysas ir neleidžia praeiti. Nu, dirba žmonės. Pas mus tai apeina visi, o čia dirba. Tai mes atvarėme pirmą mūsų spotą. Žinai, ateik čia. Gerai, einu aš eksplorinti, žiūrėk. Mes pravažiavom labai gražų parką ir aš manau, kad mes į jį varysim. Nes jisai labai mielas, man labai patinka, kad iš tikrųjų labai jaukus oras. Aš gerai, kad užsidėjau kelnes. Labai blogai. Nes man jau šalta. Einam, Ignai, pažiūrėti, kas ten tokio gražaus. Bet taip, grinai, žinokit, visą laiką būna. Ir vyrai tiesiog nemoka multitaskint. Aš jums sakau šitą. Čia yra mano pripažintas faktas, kuris yra ištirtas. Tiesiog, nes jisai negali ir rašyti, ir eiti tuo metu. Aš galiu ir filmuoti, ir šnekėti, ir dar kažką su dešinę ranką daryti galiu. Viską. Ir dar galiu su kojom kažką stumti. Šitą išgirdo, žiūrėkit. Kartais vis tik kažką girdi. Gerai, einam žiūrėti, nes čia jau labai gražu. Nu, wow. Man įdomu Igno reakcija, kur aš jį atvežiau, nes jisai net nežino, kur mes atvarėm. Kažkas fotkinasi su antru viešbučio planu, o ne prie jūros. Įdomus savo pasirinkimas. To ir tada mane fotkinu. Aš fotkinu tavo brandą. Nu jo, aš ką tik nudžežinau žmonės ir dabar tą patį darau. Nu va, tie akmenys grįžta. Mes jau. Nu, žinokit, čia visai gražu, mes čia pasivaikščiam. Su Ignu šiek tiek. Čia toksai vėl man extreme momentas. Žiauriai gali daivint, iš tikrųjų. Ką? Gali ten šokti realiai. Palauk. Tai jo. Mes varysim dabar į vietą, kur galima tą daryti. Pasifotkinam čia su tokiu vaizdu ir varom toliau. Žiūrėsim kitą spotą. Aš žinokit, prie kiekvieno spoto jums pridėsiu tiesiog tokį, kur mes esam. Kad, jeigu važiuotumėt į Kiprą arba šiaip įdomu, kurioje mes čia salos pusėje esam ir taip toliau, tai galėsit žvilgti. Nu, mes jau atvarėm į šitą vietą. Žiūrėkit, kaip gražu. Ir ten galima, žmonės vaikšto ir laikytis už tų siūlų žvirvės. Ir haikint, vaikščiat, pažiūrėt, apačią visą galima išeksplorint. Aš sakyčiau, kokie 10 yra jau. Nu jo, gal nemalonu. Kokie 8. Bet toks skaidrus vanduo šakės, bet zizako ten įkrist. Gerai, einam pasižiūrėsim toliau su Ignu. Tai pažiūrėk. Man pasirodė, Ignai, kad jisai prie pat to šūdo nukrito. Netoli. Tau irgi? Va, jinai 1,7 m, tai 3. Nu jo, kažkur 8 metrai gal. Apie 10. Gerai, mums tiesiog daro čia šitą šou. Ignas manęs klausė, ar įdomu, ar čia dažnai vyksta visokie, tipo tokie, žinot, emergency dalykai. Ir aš tiesiog ką tik pamačiau. Šitas dalykas yra grinai emergency call, tipo, jeigu kažkas nutinka. Mes jau pradedam žiūrėti saulėlydį. Labai gražus. Gražu.
Mes jau varom namučia. Nes aš tai biškai sušalau. Pažiūrėk, jinai biškai išlindo pačiai. Motelis. Jis sako oranžinė ar oranžinė? Oranžinė. Man atrodo, čia. Ne, nesąmonės. Labai keistai skamba, kai dabar pradėjau daug kartuoti. Oranžinė.